Ši nuostabi mintis yra apaštalo Paulius, kurį mes norėtume, pasakytume, pamokslauti, kažkaip pakalbėti, pabendrauti šią temą. Kada čia sakoma visada, nuolatos, ne tik sekmadienį, tai reiškia ryte, tai reiškia dar ir kitas dienas, tai reiškia ne tik dienas, bet ir naktis ir taip toliau. Tai kasdieninis gyvenimas gaunasi. Tiesa? Kada rašte tokie žodžiai naudojami visada, visame. Ir aš manau, kad ne šiaip, kaip apaštalas Paulius palieka mums tokį įsakymą tarsi padaryti. Darykite ir viskas. O koks paaiškinimas? Jokio paaiškinimo. Aš pasakiau, aš pasiuntinys ir jūs pildykite. Už viso šito, aš manau, už tų trijų sakinių stovi mintis arba prasmė. Ar apreiškimas. Ir kada skaitai, aš pasakysiu, kažkas perskaitė, kažkas iš jūsų pasako, aš visada taip darau, aš taip gyvenu, aš labai viešpačiai, aš laimingas, kad yra tokie žmonės, perskaitė ir pasakė, aš tai galiu tą dar daryti, bet tuos dalykus aš, tai sunkoka, sudėtinga, ne visada tai gaunasi. Kažkas perskaitė, turbūt, prie mano situacijos arčiau, jeigu sąžiningai pasakant. O kaip tai iš viso? Kaip tai iš viso realybėje? Kad visada džiaugtis, nuolatos melstis ir dar visame dėkoti. Kaip tai praktikoje? Kaip tai gali gyventi? Ir jei kažkas kažkame pasiekęs, aš noriu, kaip tai pasiekiama sužinoti. Gal savo keliu kažkokio išbandymų, ar jame aš kur kažką įgyju. tą supratimą, kaip tai praktikoje įmanoma. Ar įmanoma tai ir kaip. Ir tiesiog šioje savaitėje, šioje praėjusią savaitėje, kažkurio momento, na, sakykime, nelengvas momentas būna gyvenime. Ir ši rašto vieta tarsi kažkaip atėjo man į širdį ir turbūt aš pasakysiu, ji atėjo, kada pradedi pergyventi kažkokią suspaustose aplinkybėse, tu stebi, kas išeina iš tavo širdies. Tiesa? Ir kaip taisyklė, kai mums sunku, mes pradedame prašyti, jeigu mes meldžiame, sakom Viešpatie, kad mums sunku, kad nelengva. Aš manau, kad taip mes kalbame Viešpačiui. Ir taip mes įsakome Viešpačiui, taip kaip yra. Ir kažkurio momentu, kada mes meldžiamės, aš pastebėjau, meldžiuosi ir galvoju, ir mąstau, ir staiga, natūraliai, spontaniškai, kažkur iš vidaus, iš giliai širdies, nepriklausomai nuo tavęs, nuo tavo nuotaikos, nepriklausomai, ar tau blogai ir gerai, staiga aš pajaučiu, kad kažkas išeina dėkingumas Viešpačiui. Aš Viešpatie tau dėkoju už tai. Ačiū tau Viešpatie. Ir tas nelogiška. Ir aš nežinau, kaip tai pasakyti. Ir ne taip smarkiai paaiškinama. Tiesiog jaučiu, kad tai išeina iš mano širdies. Aš pagavau tą momentą ir sakau, kaip tai įdomu. Dievas kažką daro mano širdį, kažkas vyksta. Ir pradėjo išeiti iš širdies. Dėkingumas, aš tokį pergyvenau ne vieną kartą gyvenime, labai suspaustose aplinkybėse, buvo momentas,
Prieš 5 metus atgal, kada mama buvo prie mirties, visą mėnesį nemiegi ir nuolatos pastoviai, kasdieną padedi ir stovi ir meldiesi ir pasninkauji. Ir labai buvo toks laikas sunkus ir Covidas prasidėjo, 20 metai. Dar gyvetau, kas vyko. Ir tiesiog naktį negalėjau miegoti ir meldžiausi. Ir staiga iš mano širdies išėjo giesmė su viso ritmu ir aš tiesiog prabudau nuo tos giesmės, kurios aš negaliu pakartoti tų žodžių, bet ten kažkas buvo, tiksliai buvo eilutė Viešpatie, aš tau dėkoju, aš už viską tau dėkoju. Ir ji buvo tiesiog nelogiška. Už ką dėkoti, jeigu viskas tik blogiau tampa, darosi sunkiau, vakar buvo sunkiau, šiandien išvis neįmanoma. Ir aš pastebėjau, kad tokiu momentu išeina dėkingumas tau iš širdies. Nuostabu, kaip tai? Bet jeigu mes pasitikime tuo, kas yra širdyje, tada reikia žiūrėti, orientuotis, kodėl taip išeina. Šlovė mūsų Viešpačiui. Todėl, kada šį kartą šioje savaitėje pradėjau mąstyti apie tai, apie šią rašto vietą, kaip tas dėkingumas išeina iš širdies. Ir prisiminiau vieną giesmę angliškai, gal pavyks išversti, tai garbinimo giesmė. Ir ten truputį kitaip kažkaip giedama, ne taip kaip mūsų sinodalinė Biblija, kaip pas Jokūbą, visame atiduokite viską, visame atiduokite dėkojimą. Už viską dėkokite. Skirtumas, nedidelis, bet tuoj žinosite, kodėl aš lenkiu į tą pusę. Juk už viską dėkoti, rodos, ir tau davė, ačiū, pasakei. Ir čia mintis to, ką mes dabar skaitome, variante karaliaus Jokūbo. Visame atiduokite, dėkokite už viską. Ir šis žodis, visame už viską, jis turi reikšmę. Sekantis slaidas, aš pažiūrėjau, kaip jis graikiškai. Tai vietos suradimas laike ir erdvėje. Taigi dabar mes randame čia ir dabar 11. Ir dabar mes esame tame, būtent tame, šitokiose aplinkybėse, šitoje vietoje, su tokiais žmonėmis, tokia būklėje sveikatos ir tokiu laiku. Ir tiesiog, ir jeigu mes sugrįšime į pačią rašto vietą, kas mane tai pagavo, tai, kad apaštalas sako kitais žodžiais, visose aplinkybėse, bet kuriuose aplinkybėse, bet kurio laiku ir atiduokite Dievui garbę. Dėkokite tiesiog. Visame. Visame. Reiškia, tu dabar esi kažkame ir tu dėkok tiesiog. Šlovė mūsų Viešpačiui. Ir raktas čia ne tame. Aš pasakysiu, jeigu paskaitysite jūs specialistus pagal psichologiją arba daktarus, jie maždaug kažką pasakys. Nereikia sakyti negatyvai arba galvoti, kodėl tiesiog užstringate kažkokiuose blogiuose dalykuose, jie juk praeis. Jūs žinote, galima ir tai pasakyti. Tarsi nėra nieko blogo, bet aš noriu pasakyti, kad šito neužtenka. Įtikinti save tame arba nekreipti dėmesį, ignoruoti, arba tiesiog kalbėti, kad tai nėra šito. Čia yra raktas šitoje rašto vietoje. Apaštalas Paulius sako, tai subalansuotai atneša ir visame, visur, visame, bet kuriuose aplinkybėse, laike, vietoje dėkokite Dievui, nes tai
Dievo yra valia Jėzuje Kristuje dėl jūsų. Aleliuja. Štai kodėl. Štai kam bus priežastis. Nes šis žodis visame laike ir erdvėje, tai toks pat žodis, taip pat kaip ir Jėzuje Kristuje. Suprantate, kad čia, šitame rašte, atsiveria raktas, kuris ir padės mums teisingai dėkoti viešpačiui. Padės mums žiūrėti teisingai aplinkybės, kuris padės mums už viską dėkoti. Nes vienu ir tuo pačiu metu, jūs matote čia, jis tarsi paraleliai eina čia visame, o čia Kristuje. Aleliuja. Todėl mes gyvename šiuo tokiu laiku, kada tu gali būti čia, gali būti. Dabar mes čia, kažkas klauso ryšyje, dar kažkas perklausys tai. Ir jūs esate būtent tokiu adresu ir tokiuose aplinkybėse ir tuo pat metu jūs esate Jėzuje Kristuje. Tai tam tikra erdvė, tai tas išmatavimas, tam tikra vieta. Ir jeigu, štai ką aš noriu pasakyti, jeigu mes esame Jėzuje Kristuje, aleliuja, tada tu teisingai žiūrėsi į aplinkybės, į situacijas ir už viską galėsi dėkoti. Už viską galėsi pašlovinti Dievą. Šlovė tau viešpatie, nes visame, štai čia šitame laikiname, šiuose aplinkybėse, mes esame šituo kūnu, savo žmogiška dvasia, protas, atmintis, įsivaizdavimas ir taip toliau. Šią dalimi mes esame čia, šiuose aplinkybėse. Ir šitos dalys laikinos, tiesa? Jos materialios. Mūsų žmogiška dvasia nemateriali, bet jis laikinas. Jie laikina. Pats svarbiausia dalis yra mūsų siela. Ir ji yra Jėzuje Kristuje. Ačiū tau viešpatie. Todėl pas mus yra daugiau negu pas psichologus, daktarus, daugiau yra negu pas trenerius. Nežinau, kaip vadinti. Aš žinote, kokie yra treneriai, kurie moko gerai gyventi. Pasakykite, kas žinote. Coachingas, kažkoks supratimas. Tu turi asmeninį, psichologinį tą trenerį, tu juo mokai, jis tave kažkaip ištaiso tavo smegenis, nukreipia kažkaip ir masažuotojas tave ištiesina tavo stuburą, bet yra tas kučias, kuris tave ištiesina protą. Žiūrėk taip teisingai. Aš nesakau, kad tai blogai. Tai padeda žmonėm, ačiū Dievui, už viską, kas padeda žmonėm. Ir mums kaip krikščionėms, mums gyvenančiam šios laikų paskutinį, pas mus yra kitas būdas prieėjimo. Tu esi Kristuje Jėzuje, dangiškose vietose Jėzuje Kristuje, nuo to laiko, kai tu gimei iš naujo, nuo tada, kai Dievas pakėlė nuo šios žemės ir tu esi kitoje vietoje, siela, iš kur žiūrima į viską, į aplinkybės. Dabar čia mes esame. Mes jaučiate, kas čia vyksta. Čia tvanku ir mane labai daug žmonių. Dėl tokios patalpos ir apšvietimas ir man kaip galėtų būti šviesiau, galėtų būti lubos aukštesnis ir dar kažkas. Dėl mūsų šitų pojūčių, jausmų, kaip mes dabar jaučiame. Ir aš noriu pasakyti, sielai tai nieko nereiškia. Dėl sielos tai nieko nereiškia. Siela kabinasi už Dievo žodžio. Siela žiūri visai kitaip.
Siela žiūri aplinkybės ne iš to požiūrio, ką mes jaučiame. Tiesa, jis gali įtaką daryti, bet nekontroliuoja. Jeigu mūsų siela gimusi iš naujo, ji kontroliuoja, yra Kristuje, Jėzuje Kristuje. Ir apaštalas sako, jūs dėkosite Dievui, nes tokia Dievo valia. Dievo valia, jūs pagaunate Dievo valią ir už tai dėkojate Dievui. Ir aš netgi pasakysiu, kad kaip tik pravartu pasakyti, aš prabudau su mintimi, kad 9 kovo, o 9 skaičius, kuris Naujame testamente, 17 Lukos skyriuje, paminima kaip nedėkingumo skaičius, o 10 tai rytojaus skaičius, tai 10 tai tas raupsuotas, Luko 17 buvo 10 raupsuotų ir Jėzus praėjo ir atstumu šaukėmės raupsuoti ir pasakė, eikite pas kunigą. Ir kelyje pas kunigus jie visi pasveiko. Aleliuja, šlovė Viešpačiui už išgydymą. Tik vienas suvokia, kad reikia ne tik mėgautis tuo, kad ir pasidarė iš blogo gerai, bet reikia ir padėkoti tą, kuris padarė iš blogo į gerą. Ir sugrįžo ten, pas Jėzų krito prie jo kojų, nusilenkė ir parašyta iššaukė, dėkodamas. Tai Luko 17. Luko 17 ne tik tai, bet taip pat mūsų laikas apreiškimas žmogaus sūnaus. Tiesa? Aleliuja. Luko 17:30 žinoma vieta, o pradžioje tos skyriaus kaip tik ta istorija, kad bus žmogus toks, kuris atbėgs ir žinote, Jėzus ką pabrėžė. Buvo 10, sako, bet atėjo tik vienas. Ir taip pat jis pasakė, ir tas samarietis. Na, žydiškai jis tiesiog papeikė tos žydus. Taip jau buvo ir žydai turbūt, kurie buvo raupsuoti. Bet tuo pačiu priekaištės padarė mums, ko mes tokie pat pagonys kaip tie samarietis. Ir mes irgi pergyvename tą pavalymą nuo raupsų netikėjimo. Šlovė tau Viešpačia, todėl mūsų provaizdis. Mes norime būti tuo vienu, kuris ne tik pasveiko, bet ir atbėgo ir pasakė, ačiū tau Viešpatie, dėkoju tau. Todėl ne veltui mes 9 kovo kalbame šią temą ir pas mus yra kitos rašto vietos ir norėtųsi tiesiog truputį pamastyti, pasvarstyti, kad tai įsisavintų mūsų širdyje ir būtų lengviau vykdyti Dievo valią teisingai savo gyvenime. Ir apskritai mes gyvename tokiame amžiuje, kada dėl sielos, aš nepasakysiu, kad tai dėl kūno ir ne dėl dvasios, bet dėl sielos labai sudėtinga gyventi su Viešpačiu pusiausvyroje. Netrodo tai materialiai, taip, kągi, apaštalo Pauliaus laikai mesdavo į liūtams, arenose žūdavo. Ir Kolumbo laikais buvo persekiami krikščionių ir taip toliau. Liuterio laikais buvo tiesiog revoliucija, arba tu su jais, arba atstumtas. Galima buvo pasakyti, na ir kas, o tai tada buvo sunku. Ne, mes tai išvardiname dėl kūno, išvardiname sunkumus dėl dvasios žmogaus, bet dėl sielos pats sunkiausias periodas tai Laodikėjos periodas, nes nepastebėsi net, kad tau blogai, netgi nepastebėsi, kad tu formoje, tu netgi nepastebėsi, kokioje būklėje, jeigu patekti į tas aplinkybės, kurios atrodo geros. Todėl tai ši tema mums padės, praeis šias aplinkybės. Kartais atrodo jos geros, kartais atrodo niekas nevyks. Šlovė Viešpačiui.
Taip, lygiai eina, tiesiog lygiai, ne kažkaip duobota, bet asfalto. Važiuoji ir tiesiog, oho, kad tik nekvėpuoti, kad tik, jeigu įkvėpsi kažkur kažkas tai, įkrisi kažkokią duobę. Tai mes žmogiškai norime. O kaip iš tikrųjų jaučiasi siela tokiose aplinkybėse? Štai klausimas. Pažiūrėkim kelias rašto vietas, nes irgi mus jos įkvėps. Hebrajams skyrius, 13 skyrius. Čia mes, Vilniuje, Lietuvoje, kur mes bebūtume šiandien, čia mes neturime išliekančio miesto, bet ieškome būsimojo. Tiesa? Čia yra nemažai žmonių, kuriems šis miestas ne fiziškai taip pildosi šiandien šitame mieste, o kažkur aplinkybės pasikeis ir kitame mieste. Čia nėra nuolatinio miesto. Nėra nieko, ką tu galėtum pasakyti, aš tiksliai žinai, aš čia gimiau ir čia gyvensiu, čia mirsiu ir vaikai čia gyvens. Galbūt taip, o gal ir ne. Tiesa, mūsų tokiame pasaulyje, tokiam nestabiliame, linguojančiame pasaulyje, šis pasaulis sugrius ir jeigu kas nors stovi, tai nereiškia, ar jis nesugrius su kažkokiamis aplinkybėmis. Ir apaštalas sako, mes čia neprisirpėme prie kažkokio miesto, mes nepririšti prie kažkokio būsto ar gyvenamos vietos ar laiko, bet mes ieškome būsimojo. Ir jis sako, Abraomą, kuris vaikščiojo, ieškojo to amžino miesto ir žiūrėkite, kaip nuostabi iškart po šito kita eilutė eina, kuris nelogiškas atrodytų žmogiškų mąstymų. Jeigu kažkas yra tavyje, su tavimi, tu gavai kažką nuolatos. Tu nuolatos gyveni, nuolatinę vietą gyvenamą. Tu jau gyveni, tu jau turi nuolatinį miestą, neieško būsimojo. Ir tada norisi dėkoti. Tiesa, paprastai, pripažinkite, kad taip, kada tu ieškojime ir nežinai, kur nenusistatei, kur, už kągi dėkoti čia, dar neturi to. Apaštalas sako, nelogiškai, todėl mes neturi išliekančiomis, nėra už ką dėkoti, mes ieškome būsimojo, bet apaštalas sako, todėl per jį visada aukokime Dievo išlovinimo auką. Kokia prasme, apaštalai Pauliau? Čia nieko nėragi pas mus. Mes tik ieškome, tik siekiame. Būtent todėl, kad jūs neturite, už tai ir dėkokite. Įsivaizduojate? Bet tai tiesiog išverčia mūsų protą. Ir tai gerai, kartais ir reikia. Biškiai išlenkti, ar kaip. Tai dvasinis coachingas. Nes teisingai mūsų protas turi. Mūsų protas turi paklūstų tai, ką tiki mūsų siela, net atvirkščiai. Mūsų siela diktuoja Dievo žodį, iš sielos diktuoja mūsų protui, kaip reikia galvoti. Ir čia jūs neturite tos vietos. Negalite pasigirti, būtent todėl, jeigu neturite, ir dėkokite Dievui šlovinimo auką. Tai yra jo garbinančių lūpų vaisių, mūsų išpažinimo, dėkingumas iš lūpų, garbinančių jo vardą. Aleliuja, vėl apaštalas Paulius. Jau žydams šią mintį sako. Ir dargi, man patiko šitą sekantį eilutę. Nepamirškite daryti gerą, dalinti su kitais, nes tokios aukos patinka Dievui. Jis pabrėžia, kas patinka Dievui. Kas patinka Dievui. Tiesa?
Ir štai jis pasakė, Dievui labai patinka, jeigu paimti šias 3 eilutes kartu ir sulipdyti. Dievui tiesiog patinka girdėti iš tavęs dėkingumą už tai, ko tu dar neturi. Jūs suprantate, kaip tai nelogiška? Mes žmogiškame pasaulyje kažkaip gimtadienis įteikė jam dovaną, žmogus gavo ir kada jis gavo, jis tada jis laimingas. Iki to jis toks vaikšto, kažkas ar bus, ar padovanos, ar gal ne tą, ar dar kažką. Tiesiog nerimauja žmogiškai. Bet pas Dievą jis tiesiog prašo mus kitaip pasielgti. Kitais žodžiais, pasitikėkite Dievu, nes jis tikrai duos tai, ko tau reikia. Tiesa? Jeigu dar neturi to, tu dėkoji tam už tai. Dievui tiesiog patinka. Dievas supranta, kad tu jo pasitikė ne ant pagrindo, kad davė ir už tai tu myli jį. Tiesa? Na, tai mūsų Laudikėjos toks požiūris. Aš myliu todėl, kad tu man padovanoji. Tiesa? Aš myliu, nes tu padarai naudingą ką. Aš myliu už tai, kad padėjai, aš tada myliu tave. O Dievas moko mus visai kitokio požiūrio. Dar to nėra. Ir nieko nėra. Ir viskas blogai, o tu jau dėkoji Dievui. Tiesa? Tu jau atneši jam tą gyrių šlovės, šlovinimo auką, todėl, kad sakydamas tai, kad aš vis tiek tave myliu. Aš myliu ir be viso šito. Tiesa? Žinote, kaip Dievui tai patinka? Ir čia apaštalas tai pabrėžia. Dievui visada patinka. Jeigu čia dar neįvyko kažkas žemė, o tu jau dėkoju. Savo lūpų vaisius jau yra. Dėkos. Tu jau dėkoju už tai. Šlovė tau Viešpatie. Ir mes pradedame, čia apaštalas mums atveria būtent tai, kas Dievui patinka. Aš pasakysiu, mums kaip žmogiškai, jeigu mes skaitome tai, jis kažkaip mus perlaužia, laužo, kaip aš dabar dėkosiu, kaip taip atrodys. Nu, žinote, mes pradedame. Ir pasakysiu dar prie to žmogus, dar tas nesupras žmogus. Ir tiesiog mes tuos scenarijus pradedame. Na gerai, tu kažkam tu ten. Bet Dievui patinka tai. Dievui tai malonumas. Ir todėl mes čia, kodėl mes kalbame apie šios visus dalykus ir pamatysite kitose raštuose vietose, kad jeigu mūsų gyvenimas, mūsų mąstymas, mūsų apreiškimas bus nutaikytas į tai, kas Dievui patinka, o ne mums, kas patinka, mums iškart pasidarys lengviau gyventi, iš karto. Suprantate? Šlovėjo mūsų Viešpačiui, todėl apaštalas sako, jam patinka bendrauti, Dievui patinka, kad bendrautume. Dievui daryti gerą irgi patinka. Dėkokite jam už tai, kas šlovė mūsų Viešpačiui. Nu, sakysi, aš negaliu iki galo suprasti. Tu 20 minučių kalbi ir vis dar nesuprantu. Tu dar neįtikinai manęs tame, kad reikia dėkoti Dievui už tai, ko dar nėra. Netgi jeigu taip, jeigu dar valandą pastovėsiu ir bandysiu įtikinti, neįtikinsiu jūs, aš noriu jums pasakyti, įsidėmėkite vieną dalyką. Tai patinka Viešpačiui Dievui. Jeigu tai patinka Dievui, tai ir turi judinti krikščionį. Mes panašus Kristui. Jeigu tai judina krikščionį, jeigu nesnuotaka, kaip kažkas čia pamokslavo, aš neprisimenu tokį gerą pasakę palyginimą. Priklausomai nuo to, kas mes esame, ar nuotaka, ar mes princesė. Suprantate? Nes jeigu mes nuotaka, mes norime patikti jaunikiui, mes norime, kad jam būtų gerai, mes padarysime viską, kad jam būtų malonu.
Nes aš noriu jums pasakyti, mes per visą savo gyvenimą, per amžinybę negalėsime atsidėkoti jam pakankamai. Negalėsime. Mes niekada negalėsime net susilyginti nors truputį su tuo, kiek mes įsakysime to padėkos. Nebus užtektinai tiek, ką jis padarė. Tiesa? Aleliuja. Jeigu mes su tokiu požiūriu, princesės požiūriu, aš noriu vardą. Man patinka. Man patinka. Ir štai dabar. Tegu prapuola nors kaip. Aš noriu ir viskas. Ir aš dėkuoju tau, viešpatie, kad noriu. Taip nebus, nedirbs taip. Dievas neatsako į kaprizus. Dievas atsako į poreikės. Ir Dievas žino, koks poreikės. Daug geriau žino. Šlovė tau viešpačia. Aleliuja, mes gyvename ypatingų laikų, ypatingame periode, paskutinėme periode. Kiekviename periode Dievas siuntė kažkokį patepimą, kažkokią jėgą, kuri padėdavo žmonėms įsilaikyti, pasakyti, koks patepimas ir jėga Dievas siuntė mūsų periode, kad mes galėtume įsilaikyti. Kaip tai vadinasi, tas patepimas? Skrendančio erelio patepimas. Tai ne veltui skrendantis erelis. Kaip sesuo sakė čia, tai vienintelis iš 4 patepimų liūto, berščio, žmogaus ir erelio patepimas. Tai vienintelis skrendantis. Visiems kitiems užteko vaikščioti žemėje. Užteko tik išlaikyti žemę. Bet aš noriu. Bet aš žinodamas, kad Dievas žinodamas, kad mes gyvename tokia apgailingų laikų ir dėl sielos sunkių laikų, amžių, kad mums reikalingas tas padės tik skrydis aukštyn. Tiesa? O kas yra aukščiau skrydis? Tai nereiškia, kad tu pakilai ir nieko neliečia. Čia žemėje tu praeisius visus išbandymus. Bet Dievas tau duoda galimybę tuo pat metu skrydyje Jėzuje Kristuje, dangiškose vietose, kur tu iš požiūrio apreiškimo nuo šitos tu visai žiūrėsi į tas aplinkybės visai kitaip, iš to bokšto. Aš nepamokslauju tai kaip pasaka iš Happy Ender, kaip čia jūs. Dar porą raštų vietų ir, mes pakiltume visą aplinkybę ir mums gerai. Aš noriu pasakyti, nuo to, kad tu esi Kristuje Jėzuje, tavo gyvenime žemėje nebus lengvesnis. Ir greičiausia aplinkybės netaps lengvesnės. Ir greičiausia pasidarys sunkesnės. Bet vienintelis, kad tu esi Jėzuje Kristuje, padeda tau praeiti per tuos sunkumus. Padės tau praskristi siela viršvis. Ir kūnas bus paklusnus teisingai. Ir dvasia teisingai reaguos teisingai. Padėk mums viešpate. Todėl tai neįdidelė kažkokia. Aš nepamokslauju kažkokią pasaką, kad tu pakilai į dangiškas vietas, jie gyvena laimingai ir susitokė ir viskas susitvarkė ir taip toliau. Brolis Brahamas pasako, kai patenkate į Jėzų Kristų, kai tik tampate krikščioniu, jūsų gyvenimas tampa sudėtingesnis. Sudėtingesnis, draugai. Aleliuja. Todėl Dievas, jis nereikalauja kažko, ko negalėtume nugalėti. Jis duoda mums šitame periode erelio patepimą, apreiškimą žodžio. Tau, broli, tau, sesė, tam, kad tu nugrimstum tose psichologinėse dalyse. Aš dėkoju viešpate, aš piktas, ojojoj. Ir tai būna. Būna. Argi nebūna su krikščioniais? Taip, būna. Bet visgi dar prie to, tu pradedi įsiklausyti tai, kas tavo sieloje, ir sieloje tu pradedi kilti dangiškose vietose ir pradedi žiūrėti aplinkybės visai kitaip. Aleliuja.
Jeigu mes kalbame apie mūsų laiką, pažiūrėkime Apreiškimo knygą, kuri labai svarbi mums. Tokia simbolika, Jonas 4 skyriuje Apreiškimo. Trečiame skyriuje jis yra dar žemėje perioduose, šiose aplinkybėse ir staiga 4 skyriuje skamba balsas, užženk aukštyn, pakilk šiose aplinkybėse. Aš noriu tiesiog priminti, kad aplinkybės Jono buvo daug blogesnės negu pas mus dabar. Jūs sėdite ir pučia vėjas, vėl kažką susuks mano kaklą, sulyginkite su Jonu, kuris sėdė Patmos saloje su gyvatimas ant nederlingos žemės ir maitina kažko vandeniu ir duona, geriausiu atveju. Ir ten siuntė, ir jis toli nuo bažnyčios, ir yra aplinkybėse, tose Dievas sako, pakilk aukščiau. Ką mato Jonas, kai jis pakyla į dangišką sferą? Jis mato Dievo sostą. Amen. Jis sėdinti soste. Ir aplink tą sostą ten yra 24 vyresnieji ir patepimai aplink šitą sostą. Ir ką jis mato, kas ten vyksta, kam jis ten pakyla. Kaip ir mes dabar pakylame tam, kad suprastume, kas Patmos saloje, suprasti, kas yra tuo momento žemėje, kad suprasti jo aplinkybės, tai ne vienintelis, kas vyksta gyvenime, reikia pakilti ten, kur yra sėdintysis soste, kuris duoda signalus. Ir dabar sako, dabar žiūrėk, Jonai Patmos. Kodėl man į Patmos salą? Aš nenoriu į Patmos salą. Galima kur nors ne į Patmos, bet geriau 5 misionieriškas kelionės padarys. Aš jau senas, jau daug metų, Jonas jau buvo garbingo amžiaus. Pagailėk Viešpatie tą senuką. Nereikia. Viešpat žino, jis ir siunčia į Patmos salą ten, kad pamatytų ten kažką, kad parašytų mums Apreiškimo knygą. Ačiū Dieve. Aleliuja. Dievas žino. Todėl, jeigu Jonas, jeigu matė tarsi iš praeities požiūrio ir Patmos jų užpakalį ir parašyta knyga Apreiškimo, ir ačiū Dievui, aš netikėjau, kad tai bus tiesa, bet kada jį ten siuntė, jis galvojo, gal ten mirsiu aš, ar nupalaidos ir nieks neras. Ir taip toliau. Ir aš mirsiu kaip kankinio mirtimi. Aš nežinau, koks buvo jausmas jo tuo momentu, bet tai buvo vyras pripildytas šventąja dvasia. Ir jo gyvenimas įrodė, kokiose aplinkybėse jis pakliūdavo, Dievas pakeldavo aukščiau, kad jis galėtų suprasti, kodėl jis čia yra. Tiesa? Ir štai jis yra ten, šitame regėjime, ir jis mato Dievo sostą, jis mato tą, kuris kontroliuoja viską. Amen. Jūs tikite, kad tas, kuris sėdi soste, aukštai išaukštintas mūsų Viešpats, jis viską kontroliuoja. Ir štai jis, Jonas, priartėja prie tos vietos, iš kur eina kontrolė visų dalykų. Kas kontroliuoja Romos imperiją? Jo laiku. Kas kontroliuoja tuos viršininkus, kurie įsiuntė į tą Patmos salą? Kas kontroliuoja tas netikrus pranašus, kurie jo laiku įsiskyrė ir suklaidina tikinčiuosius? Jūs prisimenate, jis paskui atėjo į Patmos salą ir Jono laiškos 3 parašė, jo antikristas sako, tarp mūsų neperkinkit. Jau yra tie, kurie moko klaidingai ir taip toliau. Ir jis supranta, kad visu tuo valdo tas, kuris sėdi soste.
Ir kada tu prisiartino prie to sosto, prie tos vietos, kur viskas sprendžiama, galvoji, kaip ten elgiasi, kas ten vyksta. Ir jis mato ten, kad tie, kurie aplink tą sostą, o Viešpatie, tokia nuostabi mintis, jie dar štai ką. Ir tada perskaitykime. Ir kiekvieną kartą, kai būtybės teikia sėdinčiam soste, gyvenančiam per amžius, šlovę, pagarbą ir padėką, įsivaizduojate, žemė, tai tiesiog vyksta tokie dalykai, o čia tai pradžia buvo tai, kas pradėjo vykti, visai žemėje. Čia, kas tik nesidaro, Romos imperija, žudo krikščionis, išdegina. Čia žemė toks tiesiog, o Jonas pakyla ten sėdėjo soste ir visi jam atiduoda šlovę, pagarbą, padėką. Gerai, tai 4 tos jėgos, gyvos būtybės. Ir dar 24 vyresnieji parpuldavo prie sėdintį soste, pagarbino gyvenantį per amžių ir numesdavo savo vainikus priešai sostą, sakydami, vertas esi, o Viešpatie, priimti šlovę, pagarbą ir jėgą, nes tu visą sutvėrei. Tu sutvėrei, tu valdai viso to. Jonas ką tik iš Patmosos pakyla regėjime ten ir tiesiog Dieve mane, ar maitins mane rytoj ar ne? Ar rytoj bus? Pažadins mus ar siūs kažkur mus į dykumą, kur gyvatės, aš nežinau, bet jis pakyla ten ir visi ten šlovina tą, kuris viską valdo tuos dalykus. Visas tas aplinkybės, aleliuja. Ir jie sako, vertas esi, 24 vyresniai vertas, o Viešpatie, priimti šlovę, pagarbą, jėgą, nes tu visą sutvėrei. Ne aš sutvėriau tai, tiesa? Ne mes patys tai sutvėrime. Perskaitykite taip psalmėse. Ir Dovydas nesako, nes tavo valia visai tai yra ir buvo sutverta. Štai kur esmė, aleliuja. Tai ne dėl mano malonumo, tai ne dėl mano valios, tai ne tai, kad man būtų gerai, tai tam, kad Dievui patiktų. Šlovė tau, Viešpatie. Todėl jeigu mes žiūrime į šitos požiūrį, tai žinome, šią dieną sutvėrė Dievas mūsų džiaugsmui ir mūsų džiaugsmui. Bet tik tuo atveju, jeigu mes jame, jeigu mes suprantame, kad jo tikslas, jo valia, ne dėl mūsų. Kodėl tenka pamokslauti tokius dalykus, nes mūsų periode viskas dėl mano malonumo, dėl mano tikslo, dėl mano naudos. Viską man duok, aš noriu, duokit man, aš pagrindinis ir visa kita. Jūs žinote, mes gyvename tokiu laiku. Vaikai nespėjo užaugti kiek metų, o jie pradeda kukurikų, iš jų tiesiog išeina taip natūraliai. Nes mes gyvename, kokiame periode, draugai, mes užmirškite, mes ne Efezo periode gyvename, mes gyvename teisių periode. Aš turiu teisę malonumams, turiu teisę visą tą turėtų duok man, aš noriu duok ir viskas aš sieksiu. Ir tai išeina iš kur? Iš mūsų egoizmo išeina, iš mūsų kažko, kas Dievui nepatinka. Todėl, kai Jonas pakylo, Viešpatie, man tiesiog vaikė mane, nedavė miegoti kalėjime. Dėl lovai kažkas knarkė ir taip pakėlė ryte, vaikė po stadioną ar dar kažką. Ir tu dabar mane paėmė tą regėjimą, aš toks sugniuždytas, toks pavargęs ir garbingo amžius, ką tu man nori parodyti. Ir jis mato čia, visi garbina tą, kuris šias aplinkybės ir sukūrė. Aleliuja. Ir visi dėkoja, padėką, šlovę atiduoda. Aleliuja. Jūs įsivaizduojate, šlovė tau, Viešpatie. Iš sosto pusės ten yra dėkingumas, padėka, gyrius eina. Viešpatie. Yra dvi dar mintis.
kad įsisavintume vieną būtybę, kuri aplink, gyva būtybė, kuri aplink sostą. Kokie ten gyvos tos būtybės? Liūtas, veršis, žmogus ir erelis. Vienas iš šitų gyvų būtybių tai erelis. Ką daro erelis, kada žemėje, Romos imperija, kada žemėje yra kalėjimas, kada Jonas, Patmos saloje, mirtininkams, ką Dievo patepimas erelio, Dievo akivaizdoje, šituo pat metu laiku. Patepimas erelio šituo pat metu dėkoja Dievui. Viešpatį, dėkoja viešpačiui. Tiesa, jis yra aplink sostą ir dėkoju viešpačiui. Ačiū tai tau, šlovė, tavo garbė šlovė, tu sutvėrė visą tai. Sugrįžkime, kad įsitikintume 9 eilutėje ir kada tie 4 gyvūnai, gyvos būtybės, tarp jų erelis, teikia garbę, šlovę, pagarbą, padėką tam, kuris sėdi soste, 24 vyresnėliai irgi garbina. Aš noriu pasakyti, čia žemėje Patmos, čia Romos imperija, čia krikščionių persiekimas ir katakombos, ir bažnyčias uždaro, ir spaudžia tikinčiuosius, pakila aukštien, o ten patepimas erelio dėkoja viešpačiui, atiduoda šlovę, pagarbą ir padėką. Dabar klausimus. Jeigu šis patepimas, mums pažadėtas padės mums perėti šias aplinkybės, tai ką jis darys mumyse? Jis kalbės šlovę, pagarbą, padėką, nes tu vertas viešpatie, dėl tave sutverta, dėl tavo tikslo, tu žinai, kodėl visą tai daroma, mes nesuprantame iki galo, taip, tai erelio patepimas, mato toli, gal ne viską mato dabar, padėk mums viešpatie, įsivaizduojate, kas su mumis vyksta. Kartais, kada pamokslauja, iškyla toks natūraliai patepimas erelio, gerai, patepimas erelio, bet kaip jį atpažinti? Taip ir atpažinsi, draugai. Kad kada tu esi patepima erelio, jis gali tave pakelti ten prie to sosto ir iš ten tu pradedi žiūrėti į savo aplinkybės visai kitaip. Ir tu gyvenime pradėsi šlovinti, jau čia gyvenime, ne tik mintise aš pabuvau prie Dievo sosto, aš pašlovinau, taip aš pasimeldžiau, o sugrįžau ir tiesiog vėl prie visus apsiskundžiau, visi blogi man ir taip toliau blogai vis. Aš noriu pasakyti, kad su laiku, tai ką mes girdėjome, konferencijose 4 metais, harmonija tarp dangiško ir žemiško turi kažkur susijungti. Nes tu ne tik maldoje dėkosi, su laiku tu pradėsi gyvenime dėkoti. Su laiku tu pradėsi šlovinti Dievą, nes erelio patepimas daugiau nužengs ant tavęs. Tu sakysi, ačiū tau viešpatie, aš nesuprantu, bet dėkuoju tau. Aš tau atiduodu šlovę galiu, tu mano karalius gyvenimą, tu sėdėsi stoti, ne aš sėdžiu soste. Užsidėjau karūną ir žezlą ir dabar aš karalius. Aš dabar valdau. 24 vyresnieji nusiėmė savo karūnas, aleliuja. Jie pasakė, šios karūnos yra tik dėka tavęs, nes tik tu vertas. Mes neverti jokios karūnos, mes neverti iš visko, bet jeigu Dievas nepadarytų nieko, nei trupučio gyvenime, bet to, ką jis jau padarė Golgotoje, mes būtume dėkingi jau visą amžinybę. Niekada iki to pilno dėkingumo. Tai jo garbei, tai jo nuopelnai, tai jis dėl savo malonumo tai padarė. Tai kaip reikia tuo suprasti šio požiūrio? Reikia įti į Kristų Jėzų. Ir kada tu Jėzuje Kristuje? Jo malonumas, tai tavo malonumas. Tiesa? Tada bralis Branhamas sako, man Dievas pasakė ne. Šlovė Dievui.
O tam broliui pasakė taip. Šlovė Dievui. O kodėl? Kodėl toks neteisingumas? Jam tai davė, o man ne. Nes pas Dievą yra toks malonumas. Iš to, argi Dievas tyčiojasi iš mūsų? Ne, tu tiesiog nematai taip, kur tave veda ir kur jį veda. Tiesa? Todėl vienintelis būdas įeiti į Kristų ir suprasti, kas jam yra malonumas. Negi nematant ir nesuprantant šitų dalykų, tu tiesiog pasitikė, tu nematai to miesto, o tu jau dėkoji. Aleliuja. Todėl viena iš minčių, kuri labai svarbi mums, jeigu mes erelio patepime, mes su laiku mes pradedame šlovinti ir garbinti viešpatį, nežiūrinti aplinkybės, kokios mūsų supa, nežiūrint. Aleliuja. Kitaip, jeigu mes patenkame tos žemiškos aplinkybėse, mums reikia pakilti į dangiškas vietas, pakilti aukščiau, kilti. Apie tai mes kalbame, kaip tai pakilti tas viesas vietas. Aleliuja. Tai viena mintis ir kita mintis, kurią ryte manęs nepaliko, jūs pasakysite, tai praktikoje patvirtinka, taip ar ne. Aš šitą pergyvenu. Galvoju, kad jūs irgi. Štai Jonas Patmos saloje, čia jam neduoda užrašyti ką, tu ten rašai, mesk savo plunksną, eik į darbą, seni, arba dar kažkas. O jis ten užrašinėja tos regėjimus, fiksuoja ant pergamento ir rašo kažkuos tuos dalykus. Sunku, nemaitina kažkur praslinko gyvatę. Ir visi tos aplinkybės, ir staiga jis pakyla regėjime ir jis pradeda matyti kažką. Ten, tai, ką jis ten mato. Kaip jūs galvojate? Jeigu jūs būtumėte Jonas, o mes provaizdis Jono, matant tai, kad sėdinti ir atiduoda garbę šlovę jam, netgi esant regėjime, jo širdis netgi sutirpo. Aš manau, kad kažkur jis pradėjo suvokti, aš per žemiškai galvoju. Aš labai įsigilinu savo aplinkybės, aš pats pradėjau save gailėti, aš čia pats pradėjau save, kodėl man tai blogai, nėra tai blogai kaip man. Ir aš galvoju, kad būdant ten, jis pradėjo suvokti, o man argi net nešti jam padėką, dėkingumą, po kurio laiko, pro 8 eilučių šitos skyriaus. Ir ką pasakys Jonas? Jonas šauks per visą dangą, jis verkia, o dabar jis dėkos viešpatė, šlovė tau viešpatė. Aš irgi gyvenimo įvinėlio knygoje, aš irgi ten, aleliuja. Jis jau dėkoja, tas senukas, jis buvo ten su gyvatėmis, buvo ten ir staiga jis pakilo į kitą regėjimą ir jis mato kitus dalykus. Ir jis pradeda dėkoti, šlovinti, šokti ir šlovinti mūsų viešpatį. Kodėl taip vyko? Kodėl taip vyko? Aš noriu pasakyti, man šios raktas, kad Dievas pakėlė prie sosto. Priartino jį prie sosto. Ir jis pradėjo matyti, kas prie sosto vyksta. Štai čia mums pasufleravimas. Jūs pastebėsite savo gyvenime, kad kartais tose aplinkybėse kapstaisi ir sunku, ir murmi, ir viskas blogai, ir taip toliau, nepatenkintas, ir apatija, ir kažkoks pasyvumas, ignoravimas, ir dar kažkas. Ir staiga iš viso šito Dievas priartina prie savo sosto kažkurio momentu. Tiesa? Ar tai tarnavime, ar tu pergyvenime su Dievu, ar tu maldoje, ar tai regėjime, tai gali būti kaip pas Joną. Tiesa? Ir kažkurio momentu šiuose aplinkybėse Dievas priartina prie savo sosto, prie savo buvimo. Ir kas vyksta automatiškai su mumis, automatiškai norisi dėkoti, automatiškai norisi šlovinti jį. Kokią išvadą aš iš viso to darau? Kuo arčiau prie sosto Dievo, tuo daugiau norisi dėkoti už tas aplinkybės, kurios nepaaiškinamos čia žemėje. Tai išeitis iš padėties.
Vadinasi, jeigu tau sunku ir nesupranti, kas tau vyksta, ir tu paklausi tarnautojai, ir tarnautojas nežino, niekas nežino. Gali būti taip, kad niekas nežino, bet yra vienas, kuris žino. Vienas, kuris žino. Ir ten reikia artėti tenai. Ir kai tu artinėsi ten, aš manau, jeigu tu dar žemėje buvo su karūna, tai ten tu jau pakilsi Dievo akivaizdoje, norės nusimti tą karūną. Aleliuja, tiesa. Dievo akivaizdoje kažkas vyksta. Petras pasako toks ryžtingas, valtyje mes tik įėjo į valtį Jėzus ir pasakė, viešpate, aš noriu taip susigūžti, pasijausti. Aš suprantu, kad įžengė į valtį pats kūrėjas. Tas medis, iš kurio valtis padaryta, kūrėjas manęs, iškart jo buvime visai kitaip. Todėl šlovė mūsų viešpačiu, mums reikia arčiau sosto. Mums reikia prie Dievo buvimo, arčiau ten, ir mes turėsime tokią pat reakciją. Pastebėjote tai? Ką jūs darote, kai jau sunku? Aš manau, kad pats krikščionis protingiausias, kuris sunkiose aplinkybėse krenta ant kojų, ant kelių ir šlovina viešpatį. Jis artinasi prieš sostą. Jis artinasi ten ir ten prie sosto jis pradeda visai kitaip žiūrėti į situacijas. Prisimenate, Rebovas pamokslavo. Pas tave konfliktas su broliu ir bėda. Ką reikia daryti? Eik į Dievo artumą. Atnešk į tą brolį į Dievo artumą, nes tik ten tu nustosi jį smerkti. Tiesa, nes Dievo akivaizdoje pirma malda gali būti tokia teisi, taip viešpatie, apskritai tai jis toks ir toks. Gerai, tai pirma malda, neblogai pasimeldei. Bet aš juokais tai kalbu. Ar girdi Dievas tokią maldą, bet nors tiek pabandžiau, bet antra malda į kažkaip pakilo iki lubų ir tiesiog grįžta atgal. Reiškia, aš ne taip kažkaip meldžiuosi. Ir tu įeidamas į Dievo artumą, tu prarandi smerkimą, pyktį, nuoskaudą, įsiskaudinimą, pyktį, nes neįmanoma būti Dievo akivaizdoje, brolis Brahmas, ir smerkti nusidėlį. Todėl, kuo arčiau mes prie sosto, tuo pas mus visai kitas požiūris. Žemiškoms aplinkybėms. Ir net prisimenate, pranašas sako citatoje, galbūt Dievas tau parodys, kodėl jis taip elgiasi. Tiesa, tai iš Dievo malos ne visada tai būna. Bet Dievas gali pakelti tave prie sosto ir paaiškinti tau ten. Ir tu nuo sosto nusileidai visai kitas žmogus į sosto. Nuo sosto. Ačiū tau viešpatie. Aš žinote, už ką dėkingas, kad tai nereiškia, kad tu atėjai į konsultaciją pas tarnautoją ir tavo gyvenimas pasikeitė. Gali būti taip. Tu atėjai į bažnyčią, kažkas įvyko, šlovė viešpatie, giesmė, tai įvairios priemonės, kurios pasiekti, bet svarbiausia reikia patekti Dievo artumą. Ten patekti, kur Dievo sostas, ir ten jo artume, tu visai kitas išeisi. Mes kitai visai išeisime su dėkingumu, mes einame tokie užsispyrę, aš žinau, kad blogai, taip neturi būti viskas. Ten patenkame, išeiname visai kitokiu požiūriu. Žvilgsniu. Ir aš noriu padėkoti tada tau. Aleliuja. Truputį pakalbėkime apie tas aplinkybės, kodėl taip sunku vyksta. Aš žinau, kad tai ne taip sudėtinga, bet mes gyvename tokiame periode, kai mes tai kalbame, tai yra sunku, sudėtinga, praktiškai niekas nesima tuo. Kodėl? Nes mes gyvename, kaip Apreiškimo 3,
Kadangi tu sakai, Laudikėjos per, aš turtingas, aš pralobau ir neturiu nei poreikio. Ir tu nežinai, kad tu nelaimingas, apgailėtinas, skurdus, raklas ir nuogas. Štai čia, kada brolis Brahamas, jeigu jūs atkreipsite dėmesį, galima daug apie tai pasakyti pamokslo, bet tie, kurie nagrinėja raštą ir žinią, pažiūrėkite į šią rašto vietą. Apreiškimas 3.17. Skurdžius, apgailėtas, beturtis, aklas ir nuogas ir nežinai šito. Tiesiog visi 65 metai nėra tokio pamokslo, kuris nepaminėtų šią rašto vietą. Tai šito periodo pasiuntinys, jis nuolatos pakelia, primena, kam? Vieną kartą pasakyk, paaiškink ir viskas. Ne, jis nuolatos iš vieno pusės, iš kitos. Kodėl? Pastebėkite, pažiūrėkite, broliai, seserys, įveskite nuogas, aklas į paiešką ir pamatys 65 metai. Kodėl? Nes jis kaip pasiuntinys matė žmonių stovi, kad tiesiog atgaivinti, tiesiog prisišaukti iki jos sielos vis darosi sunkiau ir sunkiau. Tai 65 mes jau 2025 metai. Kiek sunkiau prisišaukti iki mūsų sielos. Turint visą žinią šitą. Ir brolis Brahamas komentuoja šią rašto vietą ir skaitykite patys ir perskaitykite šias pamokslus citatas, bet tokioje stovyje, kaip iš čia prašo Laudikėja, o mes gyvename čia. Kūnu mes gyvename čia. Tarp tokios dvasios, tokios įtakas, tokių žmonių, tokios kartos, tokių bendraklasių ir darbuotojų ir giminių, tarp tokių tikinčių žmonių. Ir žmogus sako, aš esu turtingas, pralobęs ir nieko man nebereikia. Štai tokiame stovyje absoliučiai tiesiog savim patenkintas, tiesiog patenkintas toks įsitikinimas, tikrumas. Ką tu gali man pasakyti ir duoti? Aš ir taip turtingas, pasimk savo tos, aš pats galiu duoti, jeigu nori. Aš pralobau, nėra poreikia. Tokiame stovyje žmogus niekada nedėkos. Jam nėra. Tiesiog poreikia. Jeigu tu turi poreikia, tu kažką gauni, šlovė Dievui. O čia jau ir dėka, nėra už ką dėkoti. Ir taip jau yra viskas gerai. Pats toks laikas apgaulingas. Geriau tu gyventum Efezo periode ir vaikščiotum katakombose. Tai jaustum poreikį. O čia tokia šilta, komfortinė temperatūra ir viskas tiesiog jau nebereikia nei poreikio. Šiandien padėkoja, o tu vakar dėkoji Dievui. Gal ir mėliausi, gal ir padėkojau. Tiesa, draugai, aš kalbu tai ne todėl, kad kažkur kažkas, bet mes tokie tampame. Jeigu nebūte atsargus, mes tapsime tokiais. Ir jau nebėra už ką dėkoti. Ir tokioje pačioje būsena, kada tau atrodo viskas gerai vyksta. Ir viskas Dievas apdovanojami viskuo. Ir atvėrė visus kelius ir turtai visi tavo rankose. Ir pasiekė savo tikslus. Jūs tuo pat metu, Dievas sako, tu nesuvokia, kad išoriškai taip, tu turi raktus nuo mašinos, išoriškai tu turi kažką kišenėje, išoriškai tu atrodai, tu šipsaisi, turti išoriškai tu, bet viduje, sieloje, tuo pat metu.
Tu netgi nežinai, kad tu nelaimingas. Taip, nes išoriškai atrodo laimingas. Taip. Pastebėjote, kai žmonės vaikšto į bažnyčią, aš pastebėjau dabar dažnai, tiesiogiai pasakysiu, žmonės ateina, jie stengiasi ir gyvena, ir galiausiai jie negimsta iš naujo, jie bando lietuviškai pritapti, prisiderinti kažkaip, priprasti ir nenori, ir kažkaip nesigauna, ir staiga, gyvensiu pasaulietiškai. Pastebėjote, kad tokie žmonės paprastai, man tai pasidarė lengva. Aš ten vargau, kankinausi, o dabar aš visas aplinkybės, visas galimybės, tokia laisvė. Taip, ir tu pakalbė su tokiu žmogumi, jeigu tai iš tikras krikščionis, jeigu turi atskirimą, jūs pakalbėsite, jūs įsiklausysite, ką jis kalba ir elgiasi, ir jūs suprantate, kad jis arba jis nesuvokia, kad jis nelaimingas, jis netgi nesuvokia, kad jis apgailėtinas, kad jis vargšas, be kapeikos, aklas nemato ir nuogas nieko nepridengtas. Taip. O išoriškai taip atrodo, tiesiog klijuojasi, toks palaiminimas, kaip gerai, o viduje sieloje vis dar daug nelaimingesnim, apgailėtinas, nes jis pradeda įtikti kūnui, savo dvasiai. Jis nori patikti savo egui, savo viduje, net gimusiam. Jūs įsivaizduojate, koks dvigubas stovis žmonių? Išoriškai nepasakysi. Išoriškai pabendrausi tokiu žmogumi, neturėdamas atskirimo, patekdavote. Sąžiningai pasakysiu. Tiesiog bendraujame šiandien kartu. Būna taip su jumis, ateinate iš savo laimingo krikščioniško gyvenimo, kur tas susirgo, sulūžo kažkas ir aklavietė. Ir tai buvo neblogai, o paskui visai blogai pasidarė. Ir tu meldies ir nėra atsakymo, ir tu išeini, ir tu patenki į aplinkybės, kur visi štai tokie. Visi turtingi, visi apladlobė ir nieko neturi nieko poreikia. Ir tu patenki. Ir prasideda pokalbis. Su viena pakalbėsi, viskas su juo gerai, su kitu pakalbė gerai, su trečiu pakalbė ir su juo geriau. Ketvirtu gyveno su viltimi į ateitį. Buvo vakar toks nusivylęs, o dabar, viskas gerai. Algą pakėlė. Ir tu pradedi kalbėti su juo, ir tiesiog susisuka galva. Tai ką, aš toks vienas tik nelaimingas? Būna taip. Pasakykite, aš noriu jums pasufleruoti. Brolis Branhamas taip jautėsi. Aš taip ir kartais jaučiuosi. Atrodo, ir čia viskas klijuojasi, ir ten. Aš vienintelis, kuriam niekas nesiveikia. Ir kažkur kažkas per rastą ir taip toliau. Broli. Kažkas jau pradėjo praktikuoti rašto vietą. Aleliuja. Brolis Branhamas, prisimenate, pakvietė pas savo svečius turtingas pamokslininkas Oralas Robertsas. Brolis Branhamas nebuvo niekada, tai ne namuose, bet ofise buvo. Įskaitant, ką brolis Branhamas pasakė, buvo pradėjęs savo tarnavimą nuo įkvėptas brolio Branhamo. Ir brolis Branhamas uždaro tavo ganėlio duris, kur stovi prie bažnyčios, kur dirba sekretorė, jis siunčia laiškus, medžiagas iš savo ranką. O Dieve, šiandien dar 15 parašyti. Kaip čia spėti paštą? Uždaro, aš dramatizuoju, nuvažiuoja ten, įvažiuoja Kadilaką į tą kiemą,
kolonos, marmurinės salės, marmurinės. Jie eina ten, tai kas brangiausia stovi kompiuteris, IBM, tai jau stovėjo ten toje patalpoje ir automatiškai laiškus siuntinėja. Ir brolis Branhamas, įsivaizduojate, ir suprantate, kad Robertas nepasiuntinys žinias, ir jis buvo įkvėptas ir pranašo, ir žiūri jisai, ir tiesiog Dieve, ir prisimenate, kokia mintis atėjo jam? Taip, nevykėlis. Greičiausia, jis pasakė, Dieve, tu negali man patikėti. Tu patikėjai jiems turtus, priemonės, televizijai, kanalus, radiją ir visą, leidybas ir visą, platformas, visas sales, stadionus. Visą tai. Ir aš atinu savo kostiumėliu, pažiūrėjau visą tai ir prisimenta, jis pradeda leisti tas aplinkybės Viešpatie. Tikriausiai aš su to manimi kažkas ne taip. Taip, kodėl? Jis pradėjo žiūrėti į išorinės aplinkybės. Jis pateko tarp turtingų, kurie praturtėjo, tai buvo sekmininkai, denominacijos savo klestėjime grožyje. Turtingi pralovė ir nieko nereikia jiems. Dieve. Brolis Branhamas pradeda galvoti. Tikriausiai ne kažką netaip darau. Nors vieną kompiuterį pastatytų, tai užtektų. O čia viena salė, kitai darbuotojai, automatizuota. Mramoras. Mes tame vagonėlėme tik tai. Tu Viešpatie turbūt man nepatikėjai. Ir prisimenat, ką Dievas jam pasakė? Jis pradėjo jį kelti aukščiau. Jis pradėjo artinti prie sosto ir pasakė. Jam kalbės pradėjo. Tu turi. Tavo dalis yra visai kitame, kuri nėra su laudukėja nieko bendro. Aš patenku, jūs patenkate tas aplinkybės ir mes pasimetame. Krikščionys sako, kad laimingi žmonės, Dieve. Tai ne dėl to, kad jie materialiai kažkas pas juos. Aš netgi noriu pasakyti, jeigu krikščionis palaimintas materialiai, tai nuostabu, šlovė Dievui. Bet aš noriu pasakyti, jis nesidžiaugs, jis džiaugsis tuo, kad Dievui kažkur tai patinka, nuo to, jeigu jis teisingas krikščionis. Tiesa, ir jo kalboje, aš noriu pasakyti, jūs negirdėsite šitų dalykų. Jūs negirdėsite pas krikščionį tokių dalykų. Dievas palaimino tiek tais tūkstančių, tiek tas. Nes tai Laudikėjos pokalbis, aš turtingas, aš pralaubu. Čia buvo poreikį, dabar nebėra. Ten žinote kaip. Tai ne vieta juokams. Pas mus žydų Laudikėjas, kaip ten. Tu jau įsirengė, dar dirbai. Suprantate? Nori kažkaip įsitvirtinti tame gyvenime, kad nedirbti ir nieko nedaryti, o tai būtų palaiminimas. Tai tiesiog dangiškose vietose, spintame danguje. Greičiausia, nei tą dangų ten įskridai su tokiu požiūriu. Nes galbūt tavo sieloje yra aklai ir skurdi ir nuoga stovis. Padėk Viešpatie. Viešpatie Dieve. Aš praleisiu tą dalį, gal artėjame prie pabaigos. Aš noriu pakalbėti apie tuos malonumus, bet turbūt praleisiu, nes tai visa tema apie tai, ant ko Laudikėjos žmonės stato savo gyvenimus ir ant ko mes nestatome.
Vienu žodžiu, mes statome savo gyvenimą, kas atneša mūsų viešpačiai Jėzui Kristui malonumą. Mūsų Kristui atneša malonumą. Pereikime Kolosiečiams. Ir tegu jūsų širdyse viešpatavo Dievo taika, kurio mes pašaukti viename kūne, ir būkite dėkingi. Ir visą, ką darome žodžiu ir darbu, darykite tai viešpaties Jėzus Kristus vardu, dėkodami Dievui ir Tėvui per jį. Aleliuja. Vėl iš čia kalba visą, visada, visoje vietoje, bet kokioje aplinkybėse ir žodžio ar darbo tu tai darai, daryk viską viešpaties Jėzaus vardu, Dievo valia ir jo malonumą, dėkodamas Dievo Tėvui per jį. Filipiečiams 4. Nesirūpinkite nieko, bet visame per maldą ir maldavimą su dėkojimu. Tegu jūsų prašymai daromasi žinomi Dievui. Netgi kada prašai, tu jau dėkoji. Taip? Maldose, maldavimuose, nes tai yra poreikis, tu kreipiesi. Maldymasis, tai tu nuolatos esi, tai poreikis visą nuolatinis. Ne tik tai prašai, bet ir dėkoju jau. Viešpatie, aš dėkoju už tas aplinkybės. Aš dėkoju, kad patalpinai mane tame, šlovė tau viešpačiai. Efeziečiams paskaitykime 18. Bet prisipildykite dvasia. Kokia dvasia? Laudikėjos dvasia? Šventąją dvasia prisipildykite. Prisipildykite šventąją dvasia. Apaštalai Pauliau, painstruktuok, tu mūsų treneris dvasiniams dalykams, paaiškink, kaip prisipildyti dvasia. Šiaip labai paprastai. Pažiūrėkite, kokius paprastus dalykus sako. Nori prisipildyti šventąją dvasią? Pažiūrėkite, kokius paprastus dalykus sako. Todėl sakykite savo psalmėmis, himnais, dvasinėmis giesmėmis, giedodami melodiją savo širdyje viešpačiui. Kažkur būna, tai jau skamba, prabundi ir kažkas skamba, ar išgirdai ir tau įsirašė. Ir į Maksimą, kai eini, irgi kažkur sukasi ir gėda. Kaip tai permušti? Štai kaip permušti galima. Nes kažkas kitas tada suksis. Nes ten mus pripildo ten Laudikėjo dvasia. O čia mes patys savo giedame psalmę savo viduje. Sąmoningai šloviname viešpatį. Ką jūs darote psalmėmis? Jūs šlovinate, dėkojate jam. Dvasiniuose giesmėse atiduodame už viską, dėkodami viešpačiai Jėzui Kristui. Viešpačiai Jėzui Kristui. Būdami Jėzui Kristuje, jūs tai darysite, šlovė tau viešpačiai. Ir aš noriu jums pasakyti iš patirties, tik pradedi šlovinti viešpatį, tik pradedi nebesiskūsti ar murmėti, o pradedi dėkoti jam, kad tu patekai į tokią sunkią aplinkybės, dėkoti už skausmą. Dėkodujate už skausmą, dėkokite už simptomus, už visas aplinkybės. Dėkokite, kad tu tai ten patekote ir kad tu pradedi dėkoti, jūs nepastebėsite, kaip jūs pradedate prisipildyti dvasia. Dievo dvasia pradedate dėkoti, aleliuja. Ačiū tau viešpate. Tai praktiškai patarimai, jie veikia. Padėkokite už viską. Už ką man Dievą dėkoti, pas mane to nėra. Padėkokite už viską, ką jūs turite.
Padėkokite viešpačiui. Už sveikatą padėkokite. Padėkokite, kad šeimą turite. Jeigu neturite šeimės, kad neturite šeimės, padėkokite, kad yra bažnyčia. Padėkokite, kad yra draugai. Padėkokite, kad yra išbandymai. Padėkokite, kad nepaliko jūsų. Padėkokite, kad jis saugote. Ir pradėkite dėkoti, yra už ką. Niekada neįsemsis. Ir pradėsite įeiti į dvasią. Ten ir pradėsite giedoti. Ten ir ateis giesmė. Aleliuja. Ir tu pradėti žiūrėti šitas aplinkybės kitomis spalvomis. Ir aš noriu pasakyti, dar kartą pakartoti, jeigu jūs darote ant optimizmo pagrindą, jūs toks žmogus, arba ant pagrindo, kad jums vis tiek irgi tokie žmonės, labai daug tokių laudikėjai. Ir taip gerai, viskas tiesiog. Na, į kas, taip. Tai laudikėjos stovis. Tiesiog neturi nieko, nereikia nieko. Pasyvus. Jeigu iš tokio požiūrėjo, jeigu tai jums padeda, padėk mums viešpatį. Bet aš noriu jums pasakyti, krikščioniškas mūsų vaikščiojimas štai toks. Tu pradėti dėkoti nuo apreiškimo, kad tau Dievas davė, ant apreiškimo pagrindo. Ir tuo pačiu, ir kalbėsi, aš toks gražus, ar toks šaunuolis, man viskas gerai, man viskas susiklos. Aš noriu pasakyti, visą tai gerai, svarbu. Ir visame tame, visa šlovė tau teko. Tau didžiam kaučiui savo pačiam, arba dar kažkokiam kaučiui, kuris išmokė tave tai daryti. Pastebėjote, atbėgate pas jį ir pas ją ir pasakote, o pagaliau aš tapau, pažiūrėk, spalvomis, o tai buvo niūru. Viskas gerai, tau buvo geriau, lengviau ir taip toliau. Viena, ko tau trūksta, Dievas nebuvo pašlovintas. Dievas nebuvo pašlovintas. O jeigu Dievas nebuvo pašlovintas, tai jam nepatiko. Tau patiko, taip. Treneriui patiko, šeimai patiko, draugams patiko, darbe patiko, taip. Dievui nepatiko. Nes Dievas netiduoda niekam savo šlovės. Tiesa? Leis jis mums tamai vaikščioti, viskas. Tau gaunasi, šaunuolis. Pas tavai yra mano situacijos apvažiavimas. Tu nori apvažiuoti tą situaciją mano. Gal tau žuvis siūsti? Nori? Siūsi tau banginuką, pasivažinėsi, vis tiek. Atplauksi ir atiduosi man šlovę pagaliau. Geriau neplaukime su žuvimi ir su planais savo žmogiškais, bet iš karto atiduokime Dievui šlovę, iš karto dėkokime jam, nes raštas sako, Dievui galima įtikti kaip? Kaip galima įtikti Dievą? Tik vienu būdu. Kuo? Tikėjimu. Tikėjimu galima įtikti. Kas yra tikėjimas? Kai tau kažkas apreikšta. Tiesa? Reiškia, tikėjimas tai apreiškimas irgi. Ir jeigu tau apreikšta, kad Dievą reikia šlovinti šitose aplinkybėse, Dievui tai patiks, tu Dievui įtiksi. Norėsi įtiksi, gal tai nesikeis čia, bet Dievui bus patiks. Aleliuja. Ir tau taps lengviau žiūrėti tas aplinkybės, nes tu įtikai Dievą ir Dievas tave laimins. Aleliuja. Ačiū tau viešpate. Perskaitė psalmių knygą, artėjame prie pabaigos. 100 psalmė, karaliaus Jokūbo knygoje, tiesiog pakeliantis dvasią psalmę. Kelkite džiaugsmingą triukšmą viešpačiui visos šalys, tarnaukite viešpačiui su džiaugsmu, jo akivaizdoje teikite giedodami. Taip, apaštalas moko to pačio. Visą džiaukitės, giedokite. Rodos kita psalmė, sinadalinė. 100, taip,
sinodalinėme. Lietuvių 100 ir karaliaus Jokūbo 100. Jeigu nori, pasižymėkite. Trumpa psalmė tiesiog persunkta ir tiesiog Jėzus Kristus vakar, šiandien ir per amžių tas pats, kaip apaštalas Naujajame testamente, Dovydas Senajame testamente. Kelkite triukšmą Viešpačiu visos šalis, tarnaukite, akivaizdoje teikite giedodami, žinokite, kad Viešpats yra Dievas, Jis mūsų kūrė, o ne mes patys. Tiesa? 4 gyvos būtybės, ką sako, tu sutvėrei, ne mes save sutvėrei, tu sutvėrei visą tai. Kaip tu gali visu tuo valdyti nuo Dievo sosto? Jeigu mūsų sekundė ten įleikti, mes iškart nuo tos įtampos, kai Dievas viską kontroliuoja, visatą ir žemę ir aplinkybės. Mes kartais ten veržėmėtis kontrolinėje kambarį. Viešpatie, duok man šitą. Aš kaip įjungsiu, jeigu šitą mygtuką raudoną, jeigu paspausiu, kad susprogdinti. Ir man tai geriau, lengviau bus gyventi. Pas Dievą yra milijardai. Tu pateks ir nežinosi, kurį paspausti. Suprantate? Ir tada tu tiesiog pasimeti. Mes čia transliaciją nežinome, kaip paspausti, ar kairę ir dešinę. Telefone negalime, paklystame, SMS atsiuntė ir nežinome, kur paspausti. Draugai, šlovė Viešpačiui, kad mes nevaldome, bet Jis valdo. Ir kada tai reikia suvokti, kad tai Jis valdo viskuo. Šlovėti. Žinokite, kad Viešpats yra Dievas, Jis mūsų kūrė, o ne mes patys. Mes esame jo tauta, jo ganyklos avys. Įeikite pro vartus su dėkojimu, jo kiemą su giriumi, būkite dėkingi jam, laiminkite jo vardą. Geras yra Viešpats, jo gailestingas amžinas ir jo tiesa pasilieka kartų kartoms. Aleliuja. Dovydas moko mus, tas pats, kuris mokėjo įtikti Dievui, pagal Dievo širdį. Dovydai, atverk mums paslaptį, kad štai pradeda giedoti, šlovinti Dievą, pradeda dėkoti jam, įeik į jo prokėmus į sudėkojimu ar su nepatenkintu veidu, bet įeik su dėkojimu, tu amžinai turi jam dėkingas būti, būk dėkingas jam, laimink jo vardą, pradėk išlovinti, aleliuja, o jis geras. Dar viena rašto vieta, noriu perskaityti dar vieną, Levitams kunigų knyga, yra Senajame testamente, yra padėkos auka. Ir aš neįsigilimą į tą, tai bus visa tema, bet galite perskaityti patys. Bet kada aukosite, atnešite Viešpačiui padėkos auką, atneškite ją pagal savo laisvą valią. Savo laisvą valią. Dievui patinka laisvai aukojanti. Laisva valia, noriai, atnešdamas jam dėkingumą, noriai aukodamas auką. Tegu tai išeina iš tavo širdies. Perskaitykime, malonė tai tas, ką Dievas padarė dėl jūsų. Dievas jums padarė malonę, Dievas padarė didį darbą, paaukojo auką, atidavė gyvybę, Dievas pakėlė jūs, prikėlė jūs, Dievas atstatė jūs iš mirusiųjų, padarė gyvus. Malonė tai, ką padarė. Dėl jūsų iš malonės jūs išgelbėti, bet darbai tai, ką jūs darote, dėkingumui už malonę. Taigi Dievas kažką padarė, jis ištraukė tave, tu buvai purvina stiklinė, vištidė ir ištraukė tave. Vištidės išplovė ir įvydė vandenį, pylė, dabar tu laimingas. Ką tu darysi? Tu tarnausi jam, atiduodamas dėkingumą jam visą laiką. Aleliuja. Tai, ką jūs darėte dėkingumui už malonę, kurią jums parodė. Jeigu jūs mylite, tai jums patinka daryti darbus. Žinoma, tada jūs mylite jį.
Tai, kad aš paėmiau savo žmoną Medabroj, tai padarė visą meilę. Bruns Brankamas galėtų pasakyti, aš neimu tavo iš žmonos, tu man nepatinki, aš nenoriu vesti. Jis norėjo tai padaryti, jis norėjo pasakyti, aš nesi, bet šventoji dvasia, angelas atėjo, paimk Medabroj, tokia ir diena, jam patiko. Jis tik nenorėjo ją padaryti jos gyvenimą sudėtingą, dėl to, kaip jis sudėtingai gyveno. Ir tai dėl jos padarė meilę. Tai, ką jis daro kaip atsidėkojimo ženklą, įmėla moteris, pasilieka namuose, rūpinasi vaikais, gyvena padorų gyvenimą. Ne todėl, kad mes nevedę, bet tai ženklas, kad mes pripažinimas, jeigu jinai bėgiotų po miestą, centre, neplautų indų ir po gatvę lakstytų, mes vis tiek apsivedę. Kada aš daviau pažadą, tai įspręstas dalykas. Ji, mano žmona, bet tai, ką ji daro dėkingumui už tai, ji pasilieka namuose, rūpinasi vaikais ir stengiasi būti tikra žmona, tai ji daro iš meilės. Aš galėčiau išvažiuoti visą laiką prapulti kažkur, važinėti po šalį visur, palikti ją pusiau alkaną, palikti vaikus be maisto, bet mes vis tiek vedę. Net jeigu yra įsiskirs, aš vis tiek vedęs ją, aš daviau tokį pažadą, kad iki mirties mes neatskirtėme ir toliau mes. Tačiau netinkamas vyras iš manęs, iš jo žmonos lieka tik kaip pavadinimas. Jeigu mes mylimės vienas kitą, mes tempiame tą naštą kartu. Jūs prisimenate meilės istoriją? Jeigu Kristus tave išgelbėja, jis pasiūlė tau širdį ir laiką, jis norėjo tavo jaunikį būti, jis norėjo, kad tu taptum jo nuotaka. Aleliuja, mes atsiliepėme. Kas toliau vyksta? Visą kitą darome mes dėkingumui už visą jam, pripažinimui. Mes pasiruošę atiduoti jam. Jei sakys, pasilik namuose, pasilik, nuplauti indus, nuplausime. Reikia vaikus prižiūrėti, taip? Aleliuja, kas tai? Tai Kristus. Tai dėkingumas, mūsų gyvenimas, tai yra dėkingumas jam. Tiesiog labai dažnai, kodėl mums tai sunku, mes patinkame tokias aplinkybės, kad tiesiog sunku dėkoti, tiesa. Nepasisuka liežuvis padėkoti. Kažkas aplinkui, kažkas daro įtaką, kad tu nedėkotum. Ir kažkas yra spaudimas iš kažkieno ir kažkur ne. Arba nesinori dėkoti. Štai toks stovis. Ir kada pas mus tas vyksta, persilaužimo momentas dėkojime, atėjo tai ryte, tai apaštalas Paulius. Jūs mylite apaštalą Paulių? Personažą Biblijos. Pats, kada aš skaitau, man visada atsišaukia mano širdį. Ir jis pasaka 12 korintiečiams, jis net apie save kalba. Aš žinau tokį vieną vaikinuką, kune ar ne kune, aš patekau į 3 dangų. Ir mačiau, girdėjau. Ir aš negaliu pasigirti, bet jau galiu pasigirti. Kitais žodžiais, jis nepriskyrė savo tai. Jeigu aš pradėsiu girtis, pradėsiu regėjimus tokius sakyti. Taip. Būtent tokie dalykai atsiveria man, kad būtų taip. Atsivertų Viešpatie, apreikš man, aš noriu. Nors tada 2 dangų patekti, ne 3, bet kaip. Aš noriu į gilybės. Tai visa lydima su kitais dalykais. Pažiūrėkite, ką jis toliau. Tu nori pasiekti kažkokius dalykus ir apaštaluose. Ir kad perdėm neišpuikčiau dėl gausybės apreiškimų, man duotas dyglys kone. Šeton, toks dyglys. Į kūną šetono pasiuntinys, kad mane smūgiuotų
ir aš neišpuikčiau. Jūs galite įsivaizduoti, Paulius stovi kur nors Korinte ir pamokslauja, pagonys, atsigrėžia ir visa kita, ateina namo, o paracetamolo nėra, o galva skauda, akis skauda ir visa kita. Dieve, nu kodėl visa tai? Nejaugi tu mane negali išlaisvinti ant tos... Aš ką tik meldžiausi, uždėjau rankas ir žmogus pasveiko. O aš pats kenčiu nuo to, jūs galėjau pasakyti, aš iš viso negaliu, kaltas, kad tau akis. Dievas apakino mane su šviesa, nukritau nuo arklio ir viskas. Nuo to momento aš niekada normaliai nematau. Gal geriau tampa, kai pasimeldžia. Jis galėjo pasakyti, tai Dievas kaltas mano aplinkybėse, įsivaizduojate? Dėl to 3 kartus meldžiau Viešpatį. Tokiose aplinkybėse pabandyk dėkoti. Kai atrodo tau visiems viskas gerai, o čia visi džiaugiasi, gavo šventąją dvasią, atsivertė to ateitie namo, visas toks. Tiesiog tave laužo į gabaliukus. Nu kaip duok man, yra kas nors. Ar žolytė yra ant akių, kompresą ar ką. O kaip gerai. Ar praeis, miegosi. Nu pabandysi, gal kaip nors su šito skausmu. 3 kartus meldžiau Viešpatį, kad tai nuo manęs atsitrauktų. O šėtonas parašyta, buvo siųstas, kad jį smūgiuotų. Galite įsivaizduoti? Pasiuntinys, tai saugęs jau. Visiškas tas tobulas vyras. Kam jį smūgiuoti? Gerai, ten vaiką gal. Rašte parašyta, kad Dievas baudžias kiekvieną savo sūnų. O čia saugas apaštalas ir kiekvieną, kiek jis visur išvažinėjo ir praėjo ir visą tai per kažkokią myglą. Tai tu, Lukai, tu net pažinau šiandien, tiesiog akis ištynusios. Sveiki, parašyk, aš jau negaliu rašyti. Rašiau tokiamis didelės rašė. Prisimenat, sako, aš didelėmis raidėmis rašiau, nebuvo kam rašyti. Ir jis rašė tomis didelėmis raidėmis, bandė kaip ir tokiose suspaustose aplinkybėse. Ir Dievas mane siuntė, tą šėtoną pasiuntinį smūgiuoti mane. Ir aš meldžiau Viešpatį, galima Viešpatį, pasiuntinį nuolaidą kažkokią, kad jis atsitrauktų nuo manęs. Bet Viešpats man pasakė, pakanka tau mano malonės, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume. Todėl mieliausiai, dabar apaštalas sako, todėl mieliausiai girsiuosi savo silpnumais, kad Kristaus jėga ilsėtųsi ant manęs. Todėl aš randu, todėl patenkintas tad silpnumu man tokį lygį gyvenime, tokį supratimą gyvenime. Ir nesimeldė gyvenime, kad Viešpatės, kad patraukta, ir suprato, kad ne aš. Ir jis pradėjo šlovinti, kad jis tai turi. Tada aš girsiu savo negalėmis. Kitais žodžiais, aš dėkosiu už tai, kad aš juos turiu. Tuo labiau pripažįdamas, kad tai Dievo planas. Dievas šito nori. Aš gal noriu kitaip, bet Dievas nori va štaip. Todėl aš patenkintas silpnumu, paniekinimais, sunkumais, persekimais, priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas, esu galingas. O Dieve, padėk mums Viešpatie. Koks pavyzdys? Koks grožis, kur vyksta tas lūžis, prašymų dėkingumai, ten, kur sutinki Dievo valią, prie sosto. Jis pabuvo ten prie sosto, pasimeldė, prašė ir jis suprato,
tai bus. Tai tavo geroviai. Pažiūrėk, kiek visko įvyko dėl to, kad tu silpnas. O jeigu būtum sveikas, būtum stiprus ir nebūtų viso šito, tu nebūtų toks jautrus, nebūtų toks artimas prie manęs, tau nereikėtų manęs iš viso. Pažiūrėk, koks dabar tikras, daug darbiški, tu pasikiekėsi savimi, tuos apreiškimus pradėsi sakyti kaip mano, savo, o ne kaip mano. Tai rizikinga pamokslininkai, padėk mums viešpatie. Aleliuja. Todėl pradėjau dėkoti Dievui, aš dėkoju tau viešpatie už mano akis, kurios skauda kiekvieną dieną, dėkoju tau, šlovė tau. Pauliau, mes taip tave gailime. Tau taip bloga, neverkite vaikinai. Tai dėl jūsų, tai Dievo šloviai. Girsiuos tuo. Kiek tu valandų gyvenai? 3, šlovė Dievui, kad aš 3 valandas miegojau. Suprantate, visai kitas mąstymas. Padėk mums viešpate, aš tai pamokslauju jums, o tai aš savo pamokslauju. Aleliuja, aš noriu taip galvoti, aš taip noriu mąstyti, aš noriu būti taip Kristuje Jėzuje. Todėl paskutinį kartą perskaitykime, nuo ko prastėm. Visame dėkokite, visame. Nes jūs Jėzuje, Kristuje Jėzuje. Kristus žino, ko jums geriausia, kas jums geriausia. Aleliuja, todėl dėkokite, jis davė, dėkokite, nedavė, dėkokite. Neskauda, dėkokite, skauda, dėkokite. Gerai, dėkokite, blogai, dėkokite. Šlovė tau viešpate. Kodėl? Nes tokiu būdu tu atiduodu jam šlovę jau. Pakilkite viešpate Jėzau, aš dėkoju tau viešpate už šituos kantrius klausytojus. Ačiū tau viešpate už paprastus žmonės, kas susirinko čia. Mes žinome, kad susidūrėme su tuo, nespėjate ryte prabusti, kaip su tuo susidūrėme. Viešpate, kaip gerai, kai sunku, kai nelengva, kada prote kova ir ko ne. Tiesiog pradėti dėkoti tau už viską. Dėkoti tau, šlovė tau Jėzau. Keičiasi iškart viskas, spalvos. Požiūris, tu pakeli erelio patepime ir virš aplinkybių ir darosi geriau, gal blogiau darosi, bet tavo požiūris tampa geresnis ir šlovė tau viešpatie. Svarbiausia viešpatie, mes nežiūrime į save, mes žiūrime, kad tai tau patiktų. Įtikti tau viešpate. Tavo apaštalas pasakė, netgi kada nėra miesto, dėkokite už tai, kad nėra. Jūs einate, ieškote, dėkokite už tai. Jūs dar nematote, bet dėkojate jau už tai. O, šlovė viešpate tau. Jums blogai, jūs dėkokite, nes tai Dievo valia jums. Dėkoju tau viešpate. Aš stengiuosi viešpate pamokslauti ne kaip tai pozityvimą, ar darykime taip, pas mus gerai. Viešpate, viskas pas viešpate gerai. Ir jeigu mes tik būsime Kristuje, mes pamatysime, kas gerai ir kaip tai padeda mums, išeina mums į gerą. Mylintiems viešpate parašyta rašte, viskas išei, pašauktiems jo valia iš Avinėlio gyvenimo knygos, pašauktiems pagal numatymą, viskas pasitarnauja geroviai, Dievo šloviai, šlovė viešpačiai. Mes norime tau pasakyti viešpatė, padėkoti tau. Tiesiog man tiek visko, už ką galima dėkoti. Aš dėkoju tau už tavo artumą, aš dėkoju už šį tarnavimą šiandien, aš dėkoju viešpatė už čia kiekvieną, kuris čia, dėkoju už visas aplinkybės, kurios suvedė mus čia kartu, aš dėkoju viešpatė už visas sunkumus ir skausmus, už visus neįspręstas situacijas, už visus aklavietės. Dėkoju tau viešpatė, Jėzau, kad mes galime giedoti tau, kad mums davė sveikatą šiandien būti čia. Dėkuoju tau, kad pakėlė į dangiškas vietas ir iš aplinkybių. Aš dėkuoju, kad stoviu čia ir aš tikiu, kad geresnis krikščionis tapau per šį tarnavimą, nei jie jautė. Aš dėkuoju už visas šias rašto vietas,
už visas palapines šitos mūgės, į kurias mes galėjai eiti, paragauti, čia nupirkti ir paimti ir čia pasemti viešpatį. Ačiū tau viešpatį. Jeigu mes vakar atėję iš šios nusipirkome kažkokių natūralių produktų, aš tikiu, kad iš šitos mūgės, nuo šito stalo, kurį tu padengė apreiškimu, mes galėjome išnešti mėsos gabalą ir vaisius ir dėkojame, kad galėjome atsinešti tą tepalą akims, tą ekologišką, tikrą, kurio patepsi, kad matyti žodį. Šlovė tau viešpatė. Viešpatė, aš dėkoju tau, duok mums šiandien šitoje mūgėme gauti kažką, įsigyti kažką naujo, dėkingumą mūsų gyvenime. Įsigyti dėkingumą, kad tu tai sutvėri. Mes nieko nesutvėrime. Ir jeigu tai sutvėrime, tai tik viešpatė greičiausia mūsų darbai žmogiški. Tėve, mes dėkojame tau už viską, kas sutvėrė, ką tu padarėjai dėl mūsų. Mes dėkojame už tavo darbą Golgotoje, kurį tu atlikai. Aleliuja viešpatie, mums neužteks gyvenimo, amžinybės, kad atsidėkoti tau. Mes amžinai skolingi bus dėkingumo tau. Viešpatie, Jėzau, tegu mūsų lūpos, tegu atneša padėkos aukas. Mes dėkojame tau už draugus, kad turime tuos, kurie nesupranta mus, dėkojame tuos, kurie spaudžia mus, dėkojame tuos, kurie Jėzaus stovi šalia, už tuos, kurie padeda mums garbinti ir pamokslauti žodį. Dėkojame už nuotaką Jėzaus, už visas kitas bažnyčias. Dėkojame tau už visą, ką mes turime materialiai, už tuos drabužius, kuriais mes atėjome. Dėkojame, kad buvo pusryčiai ir bus pietus. Mes dėkojame tau, kad ir turime apetitą. Ir dėkojame tau, kad yra nusistatymas šlovinti tave. Į kokią sferą mes nurodytume, tai už viską galime dėkoti tau. Šlovė tau. Jėzau Kristau, tu soste ir mes norime būti šalia sosto. Po patepimo, kuriame sakoma šlovė, garbė ir padėka. Mes nenorime būti po kažkuo kito. Mes dėkojame tau. Mes nepasirinkome, bet mes atsidūrėme Laodikėjos periode. Mes dėkojame tau. Tu patikėjai mums tai, ko kiti amžiai negalėjo iki to gyventi. Jie iš kažkur. Kaip mes gyvename, nuo balkonų žiūri ten aukštai. Ir mes dėkojame, kad tu davai jėgų, vakar davai jėgų, rytoj duosi jėgų. Tam, kad praeiti šios išbandymus. Tam, kad pašlovinti tave ir galų galiausiai padaryti tave mūsų gyvenimo centru, kad Kristus būtų pašlovintas. Ne kad aš būčiau pašlovintas, ar man būtų gerai, ar man malonu, ar pagal mane, bet viešpatie duok nuo žemės pakilti ir pasakyti, te būna tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. O Tėve, mes norime padėkoti tau, padėkoti už krikščioniškas šeimas. Dėkojame už tai, kad yra tikintis vyras, vaikai ir žmona. Ir aš dėkoju tau už tas šeimas, kuris yra vienas tik tikintis, o kiti ne. Aš noriu padėkoti už kiekvieną iš jų. Jėzau, nes tu padarei dėl savo tikslą, pagal savo valią. Ir mes norime priimti taip, kaip yra. Ir dėkoti tau, nes tu viską gali pakeisti. Ir net jeigu nepakeisime, mes vis tiek dėkosime tau. Aleliuja, kaip tavo pranašas pasakė, jeigu aš pateksiu į pragą, aš vis tiek dėkosiu už meilę ir malonę ir išgelbėjimą. Nes jau jis spėjo padaryti tiek daug, kad jeigu aš būsiu ne ten, aš vis tiek dėkingas būsiu jam. Duok mums tokį požiūrį, kaip pas Paulių paštalą. Viešpatie, kad mes suprastume, kur mus apriboji, kur mums duodi, kur mus muši. Jėzau, už ką ir kaip. Ir pamatyti tavo planą, kad tu būtum pradėdamas šlovintimas. Leis pasiekti tai mums, nes tai pasiekiama
Jėzuje Kristuje. Jeigu mes Jėzuje Kristuje, mes esame Jėzuje Kristuje. Aleliuja, dangiškose vietose, naujame gimime. Viešpatie Dieve, tai mes visame dėkosime, visose aplinkybėse, visame. Mes pasitikėsime jaunikiu, mes nepasuksime, nesakysime, ką tu man davėjai, kur čia, ar netekau to. Kaip tau tai nepatinka, Viešpatie, kada tavo tauta murmėjo, skundėsi, kada jis buvo tokia negatyviam būsenoje, negatyvioje, visada neįtiko tau tai. Bet kai tik jie pradėdavo šlovinti tave, dėkoti tau, iš karto atsiverdavo tavo širdis jiems. Haleliuja, kaip pas Dovydą, tu pasakė, man patinka šis vaikinas. Jis gano avis, jis dėkoja. Jis eina į karą, jis dėkoja Viešpačiui. Jis sėdi uoloje, jis dėkoja Viešpačiui. Saulius jį persekė, vis tiek dėkoja. Jis sėdi soste, jis dėkoja Viešpačiui. O Viešpatie Dieve. Ir kitus moka įeiti su dėkingumu ir dėkojimu pro vartus. Aleliuja. O mes įeiname į pro tavo vartus apreiškimo. Aleliuja. Padėk mums, Viešpatie, aš prašau, Viešpatie Jėzau. Aš žinau, kad jeigu mes įgausime apreiškimą, jis veiks mumyse. Ir ant šito apreiškimo pagrindo mes būsime nugalėtojais. Jėzau. Ir tada tu pasakei, tai tiesiog visa tema, tu pasakei, ir nugalėtojui šitame paskutinėme periode aš leisiu soste sėdėti, o ne prie sosto. Jis bus tame išmatavime ir bus jis nuolatos, jeigu jis pradės nugalėti. Ačiū tau, Viešpatie, mes norime nugalėti, mes norime taip mąstyti, perkeisk mūsų tą mąstymą, išversk mūsų kūniškumą, visus žemiškus, egoistinius dalykus. Padaryk tai šeimose, kaip dažnai mes šeimose gyvename egoistiškai. Mes norime dėl savęs kažką, kad mums geriau būtų, kad tik taip, kaip aš ir tylėkite. O Dieve, taip gali būti pasakyti vyras, žmona, vaikai, bet Jėzus Kristus vardu prašau, leis pakilti aukščiau virš šito ir tapti tikrais tik krikščionimis. Ir ne tam įtikti, ir ne tam, bet Kristui įtikti. Padėkoti Kristui. Aš tikiu, kad tu galėsi įtikti vyrui. Tu pasakėjai, kad įtikdama vyrui, tu įtinki Jėzui Kristui. Kodėl? Nes jie jau pašlovino Jėzų Kristų, padėkojo už šitą vyrą. O Viešpatie, mes norime su dėkungi jому kovo 9 palikti savo nedėkingumą, savo 9 ir pereiti 10 ir būti dėkingais už viską dėkoti Viešpatie. Ačiū už viską, Viešpatie. Mes šloviname tave ir šlovinsime tave, tu vertas Viešpaties Jėzus Kristus vardu. Amen. Tegu Viešpats laimina jūs.